kitą uždavinį, tai yra principas toks yra, kad turi kažkiek pinigų Jonas Petras Igmas, turi litais 350, taip toliau yra. Tai dabar kiek jie turi tų pinigų eurais, svarais arba rubliais. Na, čia yra kažkoks tai kursas surašytas ir sakykime, kad 1 euras kainuoja 3,5 lito. Tai dabar, kad paskaičiuoti, kiek Jonas turėdamas 350 litų turi eurų tuo kursu, mums reikia ką padaryti? Reikia tuos 350, taip, C6 padalinti iš to kurso, iš 3,5. Ir spaudžiam Enter ir turim lygiai 100 eurų. Liktai viskas ir gerai. Dabar pasiemam, timtelim žemyn ir turim dalybą iš 0. Kažkas vis dėlto negerai. Dabar, jeigu pasižiūrėsim šitoj vietoj, tai šitoj vietoj 600 Petro yra dalina iš C3, kur yra tuščias langelis. Turėtų dalinti ne iš C3, o iš C2, kur yra 3,5. Koordinatės, kurias mes čia naudojom, jos yra santykinės arba, kitaip sakant, reliatyvios. Kopijuojant, tempiant jas, jos kinta. Kartais tai yra gerai, o kartais, kaip šiuo atveju, kažkas yra negerai. Reiškia, tempiant žemyn, C6 turėtų kisti į C7, kas ir atsitiko, bet C2, kai buvo šičia, neturėtų kisti į C3. Kaip tą padaryti? Jeigu, dabar čia nutrinsim, kad nesimaišytų, jeigu prie stulpelio raidės parašysiu dolerio ženklą rankom, tada šis dolerio ženklas reiškia, kad stulpelis negali kisti. Jeigu parašysiu prie skaičiaus dolerio ženklą, tai reiškia, kad šitas skaičius negali kisti. Tai reiškia, kad langelio nei stulpelis, nei eilutė negali kisti. Langelio adresas, koordinatės nekinta ir jos yra absoliučios. Kur jūs be temptumėt, kur jūs beitumėt, vis tiek bus C2. Pažiūrim dabar taip. Tempiam žemyn ir viskas yra liktai ir tvarkoj. Rašinėti rankom dolerius yra nepatogu. Paskaičiuojam dabar svarus. Yra lygų, vėl tas pats C6 padalinta iš dabar svaro, ne 3, o čia. Ir šitas koordinatė turėtų nekisti. Aš dabar stoviu, mirksi va šitas kursorius prie D2 ir spaudžiu klaviatūroje F4 klavišą. F4 klavišą. Vieną kartą paspaudus užsideda 2 doleriai, antrą kartą paspaudus vienas, dar vienas ir nusiema. Dar kartą paspaudžiu ir turiu dolerio ženklus. Reiškia, dolerio ženklai yra absoliučios koordinatės. Enter ir dabar galima tempti žemyn, yra viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Analogiškai taip pat padarytumėm ir rublius, bet galima šiuo atveju labai padaryti įdomiai, tai yra parašius va šitoj vietoj vieną formulę, galima užtempti su ta viena formulė visą lentelę. Tik tai reikia naudoti mišrias koordinatės. Mišrios koordinatės tai yra tokios, kur leidžiama kisti vienam parametrui, tai yra eilutėj arba stulpeliui, tai yra $1, tai yra koordinatai. Šiuo atveju mes turim leisti kisti eilutėj, o stulpeliui neleisti. Padalinsim iš 3,5, tai yra C2, kur leidžiama kisti stulpeliui, bet neleidžiam kisti eilutėj. Jeigu viską gerai surašiau, šitom mišriom koordinatėm, tada iš to 100 aš apskaičiuosiu visą lentelę. Čia atrodo kol kas gerai, bent jau klaidų nemeta kažkokių. Ir taip patempiam. Čia irgi viskas labai gerai. Va turim. Tokią su mišriom koordinatėm.
Dabar mišrios koordinatės yra gana sudėtingos, reikia gerai apgalvoti, kaip surašyti lenteles. Šiuo atveju kursas turi būti parašytas būtent taip, o ne statmenai, tada neišeitų mišrios koordinatės. Dažniausiai naudojamos yra absoliučios koordinatės. Ir kada jos naudojamos. Paprastai ūkiškai kalbant, jeigu čia turim tokią pagrindinę lentelę, kur čia yra visi tie indėlininkai, jų gali būti šimtai ir tūkstančiai, o čia yra kažkokios tai konstantos, tai yra kažkokie koeficientai, kurie nepriklauso tai didžiajai lenteliai, tada jeigu tik tai formuliai eidami, vėl nutrinsiu šitą, parašysiu paprastą, čia yra lentelės, šitos lentelės koordinatė padalinta ir aš dabar išeinu iš tos pagrindinės, nueinu prie kažkokio koeficiento. Tai kaip taisyklė, ūkiškai kalbant, šita koordinatė turi būti su doleriais, tai yra spaudžiu F4. Toks būtų pagrindinis dalykas. Paspręskim paprastą dar vieną uždavinuką, šičia yra. Dabar, yra skaičiuojamas uždarbis. Turim tokią lentelę, yra uždarbis ir yra koeficientas. Tas koeficientas yra dauginamas iš kažkokio nustatyto ten pinigų kiekio, šiuo atveju iš svertinio koeficiento 100. Ir surandamas uždarbis. Ir turėtų būti lygu, šitas penketukas D11 yra dauginamas iš to 100. Kadangi tas 100 jau išeina už mūsų ribų, jis yra vienas visiems kitiems žmonėms, kitoms eilutėms, tada dedam dolerius. Uždėjom, spaudžiam Enter ir turim šitą rezultatą, šitą, 500, tiesiog paimti, patempti į apačią ir turim visiems paskaičiavę uždarbius. Dabar Viso yra skaičiuojamas pridedant priedą procentais. Ir pabandom. Šitaip 500 plus 500 padauginta iš priedo procentais 10 procentų. Tokią formulę, ir spaudžiu Enter, galiu tempti žemyn. Mokesčiai. Mokesčiai yra 10 procentų nuo viso uždirbto, yra tiesiog parašyta 10. Galėčiau netgi, parašyti, kad šičia būtų, pavyzdžiui, mokesčiai parašysiu, kad būtų įdomiau. Mokesčiai. Taip, ir parašysiu 0,1 ir padarysiu procentinių formatų, kad gaučiau 10 procentų. Ir dabar skaičiuojam mokesčius. Lygu, angliška klaviatūra lygu ir 5,50 dauginam iš 10 procentų. 10 procentų yra už ribų, todėl F4, Enter ir turim tokį. Dabar čia patempiam, turim. Išmokėti. Žinoma, išmokėti tai lengviausia yra, iš viso atimsim mokesčius ir gaunam, kad tiek yra tokia suma. Turim taip. Dabar reikėtų paskaičiuoti viso, kiek uždirbo, viso tam stulpeliui. Užtenka paspausti stovint čia, užtenka paspausti šitą sigma ir turim, jeigu negerai eina, galim dar kartą perbraukti, Enter turim. Didžiausias užmokestis, tai yra max funkcija, galim dabar kažkada naudojom, max funkcija šičia, gerai, ir vėl prabraukiu per tuos, tik neimam viso to ir turim didžiausias uždarbis 1200. Mažiausias yra, aišku, min funkcija būtų mažiausias ir vėl per tuos pačius braukiam langelius, yra 500 ir vidutinis uždarbis būtų average funkcija, šita yra ir vėl braukiu per tuos pačius langelius ir sakau, gerai, turiu tiek. Dabar tuos pačius dalykus, ką mes čia suskaičiavom, norėčiau, kad būtų ir čia paskaičiuota. Aišku, galima skaičiuoti ir kartojimas yra mokslo motina, tačiau padarykim įdomiau. Pasižymiu visus tuos langelius, nukopijuoju ir tiesiog šičia vėl iš naujo pakopijavau ir kopijuojam vėl, o čia pasistatom ir
įklijuojam. Įklijavom, paspaudžiu escape, kad nukristų tas punktyras ir turiu viską labai gražiai paskaičiavęs. Nu, reikėtų dar tą lentelę kažkaip čia pagražinti, uždėti, galbūt kažkokius tai rėmelius, vienokius ar kitokius, o čia jau skonio reikalas.